nes visos sunaudotas, bet turiu ritinėlį tokį austą. Ir turiu, man atrodo, draugės mamos padovanotą tokią kapą, kaip pas mus vadinama. Lovatėse? Lovatėse. Ką daugiausiai jūsų mama arba močiutė ausdavo? Namų reikmėm ar kažką parduodavo? Namų reikmėm daugiau. Mano mama tai siuvinėjo labai. Bet tas siuvinėjimas buvo irgi toks, būdavo tas kryžiukas, o ne paprasta virvelė, kaip sakydavo. Ne virvelė, o lentčiukėlis. Taip. Visą kaimą anksčiau apsiuvinėdavo, darydavo ant užuolaidų tokius, ant durų tokius irgi užkabinimus, pagalves, tai čia buvo pasididžiavimas. Viena gražesnė pagalvė ir pridėdavo tiek vačiai. Tokie prisiminimai, bet jau pamirštu. Pati mezgiau kažkada, tai dabar jau paimu, noriu megzti. Pabėga akis ir pykstu ir daugiau nenoriu. Nėra kantrybės, kaip įtampa jum kelia, ar ne? Taip. Išeina. O austi jūs mokė kažkiek mama arba močiutė? Ne specialiai, kad, tik tiek, kad iš įdomumo buvo. Aš neatsimenu, nes mama tai miestelėje gyveno. Pačiuose Dargužiuose? Ne, Valkininkuose. Valkininkuose, aha. Valkininkuose. O močiutės, tai močiutės Martė perėmė tą audimą. Turėjo staklės, viskas. Ir dar mano pusseserė, už mane šiek tiek vyresnė, jinai irgi ausdavo. Nepavyko nieko. O pavyzdžiui, jums, sakykime, kraitį kažkokį ruošė mama, audė kažką specialiai, kad staltiesių turėtumėt paklodžių, rankšluosčių? Specialiai ne. O draugė tokia turėjo mama, kuri tikrai mes netgi per vestuvės gavom visi po rankšluostį. Pagaliai pamergės. O neatsimenat iš močiutės ar mamos kalbų apie staklių tą visą paruošimą? Ar vargdavo, ar džiaugdavosi? Man atrodo, jeigu dirba, tai ir džiaugiasi. Ką žiemą daryti? Kaimą. Plėšinti rūšmas ir austi. O Vilniui, kai jau nuo, sakėt, 69 metų Vilniui, ar Vilniui jūs kažkur matydavot stakles stovinčias, audinius, kad kažkas austų, užsisakytumėt, kad kažkas išaustų? Nebuvo tokio? Ne, tokio, nei noro tokio nebuvo, nei reikmių tokių, nes tik būdavom čia kokią nors parodėlę, tai mačiau, kaip daro tos juosteles, dar kažką, bet tęsinio iš manęs nebeliko. O pavyzdžiui, jūs pati, kur pirkdavot, bet jeigu ar kažkam kitam padovanot? Anksčiau būdavo parodų rūmai, kur yra dabar. Tai ten buvo toks skyrius, kaip ir paveikslus parduodavo, ir netgi tos dirbinius. Kai pamatot tokias staklytės arba didelės staklės, koks jausmas jūs apima? Malonu, kad žmonės dar kažkuo tai užsiima ir turi gyslelę. Juk visos tautos turi išlaikyti tą visą senovę, kokia jinai bebūtų. Man taip atrodo.